Labą dieną, čia kalbėsiu apie krepšinį, apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 7 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Jeigu žaidėjas susižeidžia traumuotas ir negali pradėti rungtynių, jis gali būti neregistruotas į rungtynių protokolą. Jis gali sėdėti ant komandos suolo kaip vienas iš 8 delegacijos narių, lydinčių delegacijos narių. Į 8 lydinčius delegacijos narius įeina asistentai vyriausio trenerio, kurie neįrašyti į rungtynių protokolą, mašašuotojas komandos, gydytojas, vadovas, direktorius ir traumuoti žaidėjai. Vyriausias treneris ir pirmas vyriausio trenerio asistentas yra įrašyti į rungtynių protokolą, bet jie neįeina į 8 lydinčius delegacijos narius. O komanda pati gali pasirinkti, pati gali nuspręsti, kokie asmenys bus iš 8 lydinčių delegacijos narių. Šią temą peikiau. Sekmadienį mūsų laukia krepšinis. Vilniaus Rytas, Utenos Juventus. Ir aš manau, kad Rytas laimės prieš Juventus, jie yra favoritai. Ir aš manau, kad Rytas laimės 8 taškais. 87-79. Čia Utenoj. Šiandien tik biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.